Sveiki, ačiū, kad jūs prižiūrit ir žiūrit, vadinasi žiūrit, jeigu matėt, kad kažkas su video buvo ne taip, taigi mankštą rodau iš naujo, dėl to, kad, kažkas susidubliavo. Gerai, prisiminkim, kad limfa juda nuo apačios iki viršaus, išskyrus veidą. Iš veido limfa teka iš viršaus ir į paroktinius limfmazgius ir į pažastinius. Tai mes visgi pradėsim, kadangi kalbam apie sunkias kojas, mes pradėsim mankštelę pirmiausia kojam, o atskirai veidui toliau jau parodysiu. Tai aš pasisuksiu profiliu, kad jūs geriau matytumėt. Ir pirmas būtų pratimėlis toksai, tiesiog nuo pat pirštų galų, tai yra pėdom, galim šiek tiek palinguoti. Ir jeigu yra rytas, tai tikrai gali būti visokių traškesių, neišsigąskit savęs. Ir tada po to po truputį pradedam kilti aukštyn. Aukštyn pakylam, raumenukai susitraukia ir tai padeda limfai geriau veikti. Jūs galite netgi užsilaikyti trumpam ir toliau mes, jeigu pusiausvyra neleidžia, laikomės kažkur, jeigu leidžia, galima ir padirbti su pusiausvyra. Ir tada taip linguojantis keletą kartų, po to kristi tarsi žemyn su bumbsėjimu į žemę. Toksai gaunas kaip bumbsėjimas. Tai labai gerai limfai yra. Toliau kas, vėlgi čiurna. Čiurną reikia atlaisvinti, tai yra per sąnarį. Taip pat, aišku, čia ir kelėnas jau pradeda po truputį įsijungti. Tikrai senas, bet labai geras pratimėlis. Galima pasukioti vieną pusę į kitą pusę, geriausiai po 10 kartų. Toliau, aišku, einam prie kelėnų. Į vieną pusę kelėnai, į kitą pusę atsilaisvina sąnarys ir galim daryti tokius kick, tai yra spirt. Truputėlį atlaisvinti. Nes čia eina po to sritiniai limfmazgiai, kurie iš karto eina po kelėnus kitoj pusėje. Tiesiog atlaisvinam. Taip pat, aišku, kada mes sėdėm, visada kirkšnų limfmazgiai visada susispaudžia ir irgi reikia atlaisvinimo, tai mes dirbam truputėlį su dubeniu. Tai reiškia, kad mes sukam koją už dubens. Jeigu jums reikia prisilaikyti, galite prisilaikyti. Tikrai čia nieko tokio. Į vieną pusę galima pasukti, kitą pusę. Toliau dirbam su kita koja. Irgi atliekam tos pačius veiksmus. Aišku, labai geras pratimėlis yra pasukioti dubenį. Irgi į vieną pusę ir į kitą. Šiaip dažniausiai kartojam po 10 kartų, tai yra labai gerai. Ir išsilenkimai į vieną pusę galim truputėlį su užlaikymu. Labai patinka rankų limfai, dėl to, kad jos keliasi į viršų ir išsitempia šonas. Ir aišku, labai svarbu yra kojoms, kad atsilaisvintų viskas ir kadangi iš kojų teka limfa į pilvo sritį, kur eina tas peke taškas labai svarbus ir iš pilvo suteka irgi į tą patį tašką peke rezervuaras, todėl mes jį pastimuliuosim, nes visas body flexas irgi paremtas yra kvėpavimu ir ne šiaip savo, sako, net kvėpuojam ir lieknėjam, tai tikrai pasisuksiu profiliu ir kad matytumėte. Nesam įpratę kvėpuoti pilvu, tikrai nedaugelis, bet čia treniruoti yra labai gera, jeigu norim turėti lengvesnės kojas. Tai tiesiog, kada įkvėpiam, pilvas įsipučia, iškvėpimo metu jis bando palysti po lanku. Čia daugiau gal parodysiu, va. Įkvėpiam, išsipučia jisai, iškvėpiam, jis bando palysti po lanku. Nebijokit išsipūtusio pilvo, nes čia daromas yra masažas. Kuo geriau dirba diafragma, tuo laikysena mūsų geresnė, tuo mažiau užsispaudimų ir tuo geriau limfa nutekės iš kojų, bus kojas lengvesnės ir aišku, čia atsilaisvins mūsų talija gražės, mes būsim tokie labiau išsitiesę. O viršutiniai daliai po to parodysiu atskirą mankštą, kad nebūtų per sunku, kad jūs įprastumėt pirmiausia dirbti su tuo, ką parašėt, kad tai yra sunkios kojos. O kai kalbėsime jau apie patinimus, kurie užsilaiko veide,
Tada rodysiu kitokią mankštą, jeigu, aišku, žinoma, bus jums įdomu.